Bet čia tik jūsų bėgimas nėra gėda. Na kągi, kariai, aišku, nesiruošia bėgti iš mūšio. Ko jie susirinko? Trumpa žanga. Tai kas šiandien vyks. Kas matėte pirmą pasirodymą, matėte tokį platų nupasakojimą, kaip pristatymą visų šarvų, ginkluotės ir kovos technikos. Antrajam pasirodyme tiesiog parodysime jums viduramžių turnyrą, papasakosime apie taisyklės. Viduramžių turnyrą netgi bus teisėjas, tai yra pamatysite realistinį turnyro vaizdą. Tačiau nepaisant to, nors trumpai pristatysiu karius. Taigi, kovas demonstruos šiandieną jau klubas Kovas, taip pat klubas Akabarčiai, taip pat Tablieriai ir teisėjaus klubas Ginklo Broliai. Na ir žinoma, dar yra geroji fėja, kuri retsykiais gaivins pavargusius, suteiks galimybę išgerti gyvybės elixyrą. Tas visiems puikiai suprantama, tokia karšta diena tikrai yra reikalinga. Taigi, šarvai ir ginklai. Ne visi matė mūsų pirmą pasirodymą, dėl to trumpai pristatysiu. Šarvuotė, kurią šiandien neregite, tai yra gana jau vėlyvė viduramžį, 14-15 amžiaus šarvuotė, kuo jinai skiriasi nuo ankstyvesnių, ogi didelių geležies kiekių. Pažiūrėkite į karius, jie yra šarvuoti geležyje nuo galvos iki kojų, ten padengia spalvoti drabužiai, bet kuriuo atveju drabužiais yra metalas. Toliau bet kuriuo atveju regite šalmai, visi šalmai su antveidžiais, jie pilnai dengia veidą. Tai apriboja matymą, tačiau suteikia saugumą vėl rankos šarvuotos, kojos šarvuotos. Kova bus itin nuožmi, taisyklės leidžia smūgius naudoti tiek į galvą, tiek į kojas, tiek į korpusą, tiek į rankas. Tai yra visiškai realistinis mūšis, galima sakyti, kova be taisyklių, apribojimas tik elementarus, sarpkai nesmūgiuoti. Panašiai visais kitais atžvilgiais, kurie gali smūgiuoti ginklu, gali smūgiuoti skydu, nes skydas taipogi būdavo viduramžiais naudojamas ne vien gynybai, bet ir kovai, tai yra tiesioginiam smūgiui. Lygiai taip pat gali būti smūgiai į ranką, taip pat sėkmingai gali būti ir rinktinių veiksmai. Tai yra praktiškai viduramžiais egzistavo tą, ką mes šiandien pavadintumėm kova be taisyklių ir tai nėra kažkoks susigalvojimas, tiesiog kai tenka pasižiūrėti į viduramžių kavibukus, kad ten žalėlius taip vadinamus, ten matosi viskas. Ir spardo kojom, žodžiu šaulinis, karate ir kas tik tai nori, ten susivėlė, pasirodo viduramžiais ne tik rytuose. Taigi, teisėjas stebės kovas ir teisėjas numatytas tokias. Kovų mes aišku nereiksuojam, tai aišku, protokolis vis dar yra netikėčiau. Esu kovus, kas pataiko, 5 taškai, kalbam, praktiškai veikia, atviras, greičiau ir pats veiksmas šimtinai sportais. Kova iki 5 taškų. Puiku. Ką tik matėte, kad metė burtus, kausės niekam neužteko vietos viršui ir jo kovo ir tas apatinis. Taigi kova iki 5 taškų, iki 5 pataikymų. Skaičiuojami, stiprus, aiškiai akcentuoti pataikymą. Teisėjas, kaip manot, Gerai pasveikiname vienas kitą ir prasideda kova. Palaikom! Žiūrėkit, pučiuojas.
kaunasi kariai, gerai gynasi. Metalas sužogė, tačiau tai būtent smūgis palavėjas į kalavėją. Vaikų dėmesį, kad kalavėjas tai toks ginklas, kuris leidžia tiek pulti, tiek tuo pačiu kalavėju išminim gintis, atreminėti priešininkų ginklą. Panašu, kad suskamba. Teisėjas padėko. Taigi nugalėjo Stonas iš klubo Forus.